manevruoti su tokiu dideliu automobiliu, tokioj mažoje erdvėje. Štai, aišku, progresyvi vairo sistema reikalauja nedaug pasukimo, na, iš tikrųjų, fantastika. Kaip per medų, tiesiog, nu, fantastika, kaip perjungiamos pavaros, nieko net nevadint, taip tolygiai važiavo. Štai čia už manęs stovi automobilis, privertęs pamastyti apie naudotą automobilio apžvalgas. Na, gal konkrečiai ne šis modelis, tačiau aš pagalvojau, jeigu naujas toks automobilis kainuoja beveik 100 000 eurų, o vos kelių metų senumo mašiną gali įsigyti bene 5-gubai pigiau, kodėlgi nebūtų verta apžvelgti tokių automobilių ir įsigyti kelių metų senumo automobilį už tikrai labai patrauklią kainą. Aš kalbu apie premium segmento atstovus. Ir štai čia už manęs yra 5 kartos E-klasės Mercedesas, gamintas nuo 2016 metų iki 2023, tai yra praeitų metų. Pernai metais pasirodęs naujos, jau 6 kartos E-klasės Mercedesas, kurio kėbulo numeris yra V214, šiuo metu kainuoja nuo beveik 70 000 eurų. O jeigu kaip šiuo atveju čia yra all-terrain versija, tai tokio automobilio kaina yra nuo 80 000 eurų. Dabar įvertinkite, šitas automobilis, pagamintas 2018 metais, kainuoja, taip, daugiau nei 20 000 eurų, tačiau pasidairius internetuose galima rasti tikrai patrauklių pasiūlymų. Ir žinoma, tai nebūtinai turi būti pats prabangiausias E-klasės serijos automobilis, kaip šiuo atveju all-terrain universalas, gali būti ir tiesiog įprastas universalas, gali būti ir sedanas, na, bet kokiu atveju. Mintį supratote. Vos kelių metų senumo premium klasės automobilis kainuoja gerokai mažiau nei iš esmės toks pat automobilis parduodamas automobilių salone naujas. Gerai, ne toks pat. Jau užsiminiau, kad čia yra 5 kartos E-klasės Mercedesas. O apskritai E-klasės priešistorė siekia dar 6-ąjį dešimtmetį, kada pirmasis prosenelis E-klasės Mercedes debiutavo dar 1953 metais. Na, visą šitą istoriją galite pasiskaityti Wikipedijai. Taip pat aš iš dalies nemažai papasakau apie 6 kartos naują Mercedes, kurio vaizdo apžvalgą, žinoma, galite pasižiūrėti Motorai TV YouTube kanale. Na, o pirmasis E-klasės žymėjimas pasirodė V124 modelį, kuris debiutavo šiaip jau 1984 metais. Tačiau naujo ženklinimo sulaukė tik 1993 metais. Taigi, V124 pirmasis E-klasės Mercedes buvo patikimas lyg tankas. Jisai pakeitė prieš tai mums taip pat gerai žinomą, kažkada labai populiarų taksi automobilį V123, liaudyje žinoma Agurko pavadinimu. Taigi, V123 Agurkas, pirmasis E-klasės Mercedes pasirodęs 84 metais, tačiau pakeitęs pavadinimą 93 metais buvo V124 kėbulo Mercedesas. Na, o po 2 metų, 1995 metais, pasirodė 2 kartos E-klasės Mercedesas, vėlgi tautoje žinomas Keturakio vardu. Ir tas Mercedesas, skirtingai nuo V124, o vargelį tikrai turėjo labai daug techninių problemų. Taigi, gamintojas tikrai vargo, automobilis buvo nepatikimas, kadangi rinkoje pasirodė labai paskubomis. Na, šiek tiek problemų buvo ištaisyta su 3-ąja E-klasės karta, bet tai vis dar buvo 4 žibintų automobilis. Vėliau pasirodė 4 kartos E-klasės Mercedesas, kurio žibintai atnaujinimo metu tapo vientisi. Na, o čia yra jau 5 kartos V213 kėbulo E-klasės Mercedes automobilis.
Kaip ir ankstesnysis modelis, jis buvo galimas tiek sedano, tiek universalo, tiek kupė, tiek ir kabrioleto versijoje. Tiesa, skirtingai nuo ankstesnės kartos modelio, jei kupė ir kabrioletai buvo gaminami naudojant mažesnio C klasės automobilio platformą, tai dabartinis C klasės automobilis turėjo vieną platformą tiek universalam, tiek sedanam, tiek kabrioletam, tiek ir kupė automobiliam. Taigi, toks labiau premium, labiau prestižinis sprendimas. Žinoma, kaip ir anksčiau, buvo galima tiek klasikinė automobilio išvaizda su visiems gerai žinoma žvaigžde ant variklio gaubto, tiek ir, kaip šiuo atveju, Avangard versija su žvaigždės ženkliuku ir priekinėse grotelėse įmontuotų logotipu. Ir skirtingai ko nebuvo ankstesnės E-klasės Mercedes gamoje, atsirado all-terrain versija su padidinta prošvaisa. Padidinta prošvaisa ir į visus automobilius montuota pneumatinė pakaba, kuri leido keisti automobilio prošvaisą ir tai išties praversdavo, kai reikėdavo nuvažiuoti nuo asfalto. Klasikinis Mercedes universalas, all-terrain versija, tai reiškia padidinta prošvaisa, papildomos plastikinės ratų arkos saugančios apdailos, pneumatinė pakaba, kiek žinau, galėjo būti užsakoma ir visų vairuojamųjų ratų sistema, kai pasukami ir galiniai ratai, taip dar labiau sumažinant apsisukimo spindulį. Na ir žinoma, E-klasės arkliukas, milžiniška bagažinė. Jei įprasta sedaną telpa nuo 540 litrų, galima bagažinės tūrį šiek tiek padidinti, nulenkus galinių sėdinių atlošus ir įdėjus ilgesnius daiktus. Į hibridinę šio automobilio versiją su papildomais akumuliatoriais tilpdavo 400 litrų bagažinė, tai į tokio universalo bagažo skyrių galima buvo sudėti tikrai labai daug daiktų. Čia nulenkus galinių sėdinių atlošus, štai lenkimas valdomas elektra. Tokiu atveju į bagažinę telpa net 1820 litrų. Išties labai praktiška didelė erdvė pervežti daug daiktų. Ir dar atkreipiau dėmesį, štai kaip greitai užsidaro bagažinės durelės. Wow! Taip. Dar turiu paminėti, kad visi all-terrain modeliai turėjo ir visų varančiųjų ratų powerą su daugiau sukimo momento perduodamo į galinius ratus. Taigi, kalbant apie galą, pasižiūrim, kiekgi čia vietos gale, ogi nieko keisto, kad tai yra vienas mėgstamiausių Vokietijos taksi vairuotojų automobilių. Nors, kiek pamenu, anksčiau lygindamas su tuometinės kartos 5 serijos BMW E-klasės Mercedes, aš pastebėjau, kad visgi E-klasės Mercedes nėra taip jau daug vietos, kaip tikiesi. Bet nieko keisto, kad Kinijoje šis modelis buvo galimas ir su prailginta baze. Skųstis tikrai nederėtų, tuo labiau, kad štai viskas tikrai labai kokybiška. Burmester garso aparatūra. Na, čia aišku buvo galima užsisakyti, matyti, papildomą klimato kontrolę gale sėdintiem keleiviam. Čia tokios nėra, yra tik tai ortakiai. Vyriausių dėtuvėlių, išvažiuojantis podelių laikikliai. Na, prabangus automobilis ir iš išorės, ir sėdintiem gale. Aišku, buvo galimas ir panoraminis stoglangis. Tikras grožis. Jei iš išorės nesudėtinga atpažinti naujos kartos E-klasės Mercedes automobilį, tai viduje akimirksniu supranti, kad tai yra visiškai nauja automobilio era. Ir netgi čia iš karto matau, čia yra bazinis multimedijos renginys, o tai reiškia analoginis prietaisų skydelis ir mažiausias įmanomas multimedijos ekranas. Tai štai tokio dydžio čia yra mažiausias įmanomas ir du štai tokie analoginiai prietaisų skydeliai su apvadais
spalvotų informacinių ekranų per vidurį ir pirmą kartą Mercedes automobiliai atsiradusiais tokiais jutikliniais valdikliais, kuriais pasirenkama informacija štai čia kairėje, štai čia dešinėje, na gražinam normalią radijo stotį, arba visą tą patį galima padaryti ir valdikliu pasukomu štai čionais po svirtimi, tikrai labai patogi, štai namų ekranas, grįžtame atgal, viską galima perjungti, lietimų jautrus, na viskas fantastiškai, tikrai atrodo nuostabiai ir, kaip jau minėjau, čia yra bazinės komplektacijos prietaisų skydelis, kuris man tikrai atrodo labai šauniai, tačiau visose kitose komplektacijose galėjo būti po vientisų stiklų 2 skaitmeniniai 12,3 colių ekranai. Televizorių. Ir aš net nežinau, šiais laikais dabar visi daro tos ekranus. Man netgi štai tokie klasikiniai rodmenys atrodo kažkaip maloniau, jaukiau. Atitinka labiau šį klasikinį automobilio įvaizdį. Tad tikrai neatrodo kritiška, kad štai šiuo atveju čia yra analoginis prietaisų skydelis, o ne kaip beveik visose kitose komplektacijose 2 prietaisų skydelio ir multimedijos ekranas. Smagus vairas, ką aš anksčiau esu pastebėjęs lygindamas 5 klasės BMW ir Mercedes. Sakau, man Mercedes vairas dabar patinka labiau, nes BMW kažkodėl pradėjo daryti labai storus vairus, kuriuos sunku apimti. Na, o Mercedes toksai tikrai labai sportiškas, štai su patogiu paėmimu ir svirtelėmis perjungti pavaras, apie transmisijas dar pakalbėsime. Na, o toliau apie ergonomiką, tai čia nėra ko ir norėti. Na, matau, tikriausiai čia taip pat yra tikriausia labiausia bazinė komplektacija su sėdynėmis, kurių kraštai apsiūti oda, tačiau vidurinė dalis yra audinys, tačiau tikrai tai nėra kritiška. Atkreipiau dėmesį, kad dėtuvė aptraukta audiniu, tačiau jinai kaip tokiam dideliam automobiliui tikrai nėra didelė, tačiau na, kamgi čia vežiotis, daug daiktų, daug šlamšto. Čiagi elegantiškas automobilis, tikriausiai matote, galima pasirinkti salono apšvietimą skirtingą. Taip jau minėjau, čia yra Burmester garso sistema, na viskas tikrai labai gražu, labai malonu liestis. Na, visi valdikliai, start stop mygtukas, žinoma, minkščiausias plastikas. Tikrai viskas labai įspūdingai. Mercedes mane visą laiką žavėjo tarp premium automobilių. Apsiribokime vokiškais automobiliais, man tai visą laiką Mercedes automobiliai buvo aukščiausia klasė. Ir galbūt aš netgi jau šiek tiek nejaukiai juose jausdavausi, jau per daug man čia viskas kilminga, prabangu, tačiau na, tam ir mokami dideli pinigai arba naudoto automobilio atveju netokie ir dideli pinigai, kaip kad kainavo ši mašina. Tai iš tikrųjų už tą sumą galima įsigyti ohoho kokį automobilį. Belieka tik dūsauti. Tikrai viskas labai fainai, labai simpatiškai. Ir toliau apie ergonominius dalykus. Pavarų svirtis, štai čia yra dešinėje. Važiavimo režimų pasirinkimas, valdiklis yra čionais. Štai Rock FM. Ir kaip jau minėjau, šis automobilis tai yra atskira all-terrain komplektacija, tai reiškia automobilis turintis pneumatinę pakabą. Ir kai vėliau pasakysiu, būtinai patikrinkite, kaip ta pakaba veikia. Štai aš dabar spusteliau, kad automobilis štai kyla į viršų. Na gerai, iš karto pasakysiu, kad pneumatinė pakaba, kartais genda jutikliai, kartais genda ir pats oro kompresorius ir remontas tikrai nėra pigus, tai atkreipti dėmesį šį dalyką. Ir štai kiti važiavimo režimai. Svirtelėmis visą laiką pradedama važiuoti komfortiškų važiavimo režimu ir štai automobilis pats žemėja. Galima pasirinkti ir individualų važiavimo režimą. Žinoma, galima ir nustatyti, koks tas bus individualus važiavimo režimas, kadangi reguliuojama prošvaisa, tai galima pasirinkti ir kokio aukščio bus pakaba, kai veiks pakaba, na iš tikrųjų štai svirtelė
traukiant į save, all-terrain pakaba, na taip, automobilis dabar kyla į maksimalų aukštį, bet tikrai man nereikia tokio važiavimo režimo, pasirenku standartinį comfort važiavimo režimą ir manau, Mercedes automobiliui tai yra optimalus dalykas. Na, kad jau pradėjau kalbėti apie optimalius dalykus, tai koks yra optimalus tas motoras šiam automobiliui. Kaip minėjau, all-terrain versija turi ne tik pneumatinę pakabą, bet ir žinoma, visą laiką turi visus varančiuosius ratus. Baziniai modeliai, tiek sedanai, tiek universalai, galima buvo užsisakyti visų varančių ratų Fomatic Power'ą. Na, o su jais buvo komplektuojamos skirtingi varikliai. Tiesa, transmisijos kai kuriuose prieš tai debiutavusiuose modeliuose, bet aš nemanau, kad mūsų rinkoje buvo net mechaninės 6 greičių pavarų dėžės, tačiau iš esmės reikia laikyti, kad visą laiką automobilis turėjo tik automatinę 9 greičių pavarų dėžę, pakeitusią 7 greičių pavarų dėžę, tikrai veikia labai greitai, labai sklandžiai, labai švelniai, labai tolygiai, tad, na, kaip ir apie visą kitą apie Mercedes galima pasakyti, na, labai. Taigi, automatinė 9 greičių pavarų dėžė ir skirtingi varikliai. Patys baziniai motorai, benzininiai buvo 1,6 litro turbo benzininiai varikliai ir jų galia netgi siekia daugiau kaip 150 arklio galių, tačiau žinoma, tikriausiai optimalus išlaidų degalų sąnaudų yra 2 litrų turbo benzininis arba kaip šiuo atveju turbo dizelinis 194 arklio galių variklis. Taip pat be 2 litrų dizelinių ir benzininių motorų buvo galimi ir 6 cilindrų iki 2017 metų dar V6 konfiguracijos varikliai. Vėliau atsirado jau tik Mercedes sukurti, nes tie V6 variklių ištakos siekia dar bendradarbiavimo su Chrysler laikus. Atsirado tik Mercedes sukurti 6 cilindro eilėje motorai, tokių galia siekia daugiau kaip 400 arklio galių. Tai tiem, kam reikėjo dinamiškesnės versijos, 6 cilindrų benzininiai ir dizeliniai motorai. Na, o žinoma, galingiausios, tai yra AMG versijos, buvo galimos ir su V8 motorais, kurių galingiausia versija siekia daugiau 600 arklio galių. Na, tikrai toks platus motorų diapazonas yra tikrai visiems gyvenimo atvejams pagal jūsų galimybės, poreikius. Na, o kalbant apie automobilio važiavimą, čia aš net neturiu jokių abejonių, vėlgi yra maksimalus komfortas, važiavimo tylumas. Štai net sėdynės visgi atlošas reguliuojamas elektra. Tačiau sėdynės reikia ranką pastumti priekį. Ir Mercedes būna čia tokios sumontuotos sėdynės, kurias gali reguliuoti. Taigi, aš dar prisiminsiu, kodėlgi šie Mercedes buvo taip mėgstami ir yra mėgstami taksi vairuotojai, ogi dėl apsisukimo spindulio. Žiūrėkit, toks didelis automobilis ir apsisuka praktiškai vietoje. Manevruoti su tokiu dideliu automobiliu, tokioj mažoj erdvėje. Štai, aišku, progresyvi vairo sistema reikalauja nedaug pasukimo, na, iš tikrųjų, fantastika. Komfortas, manevravimas, štai kaip per medų, tiesiog, nu, fantastika, kaip perjungiamos Power'as, nieko net nevadė. Taip tolygiai važiavo, būtent va tas comfort režimas ir yra pats optimalus variantas šiam E-klasės Mercedes automobiliui. Štai, net nestabdant comfort važiavimo režimą. Fantastika, tiesiog įplaukia į posūkį automobilis. Štai, kur yra klasikinio universalo, o ne aukštą prošvaisą turinčio SUV automobilio privalumas, kad jisai turi žemą svorio centrą. Aš nepaliauju stebėtis, tikriausiai seniai važiavau Mercedes automobiliais, nors ne. Tai buvo praeitą vasarą, naujos E-klasės Mercedes pristatyme, kaip sklandžiai perjungiamas Power'as. Dabartinis 6 kartos E-klasės Mercedes turi iš esmės modifikuotą tą pačią platformą, o ši platforma yra kaip ankstesnės kartos S-klasės Mercedes. Ar dar galit paklausyti kokią puikiai garso izoliaciją.
Puikiai izoliuotas variklis. Nematau reikalo jungti sport režimo, to labiau važiuojant mieste. Ir dabar dar matau, kad štai šio automobilio degalų sąnaudos yra 9,8 litro 100 km. Žinoma, jeigu važinėdavau užmiestį, manau, jis būtų dar mažesnis. Tačiau truktelėjo sportiškai, fantastika. Tikrai svajonė automobilis. Prieš metus rinkausi naudotą automobilį ir tikrai mano širdis buvo apie tai, ką aš ir pasakau. Sakau, taigi dabar galima gerokai pigiau nusipirkti premium automobilį, tai kodėlgi ir ne? Reikia išnaudoti tą progą, tą galimybę, tačiau, pabijojau tų vokiškų premium ženklų dėl jų priežiūros. Tad, kalbant apie Mercedes-Benz automobilius, vėlgi reikia įsivertinti, kad tai yra premium klasės automobilis su atitinkama įranga ir su atitinkamom eksploatacinėm išlaidom. Bet pradėkime nuo gerų, galbūt netgi pačių geriausių dalykų. Tad palyginti su antros kartos klasės Mercedes pirmuoju keturakiu, tai čia yra absoliutus patikimumo įsikūnijimas. Tikrai vienas patikimiausių, galbūt ne V124 lygio, tačiau vienas patikimiausių šio laikinių Mercedes automobilių, ką rodo ir ne viena apklausa, kad tikrai, kalbant apie klasės Mercedesus, tai yra etaloniniai automobiliai. Jei mažesniuose modeliuose pasitaiko vienas kitas erzinantis gedimas, tai E-klasė, ypatingai kalbant apie šią 5-ąją E-klasės kartą, yra iš tikrųjų vienas patikimesnių gamintojų automobilių. Ir visgi, jeigu pradėti kalbėti nuo išorės, tai yra pažymima, kad dėl technologinių niuansų buvo gana plonų sluoksnių padengtas kėbulas, galbūt taupant dažus, galbūt kiti dalykai, galbūt taupant svorį, aišku, kiek čia pritaupysi to svorio, tad atkreipkite dėmesį, kad nuo mašinų akmenėlių dažnai kenčia kėbulas ir dažai nėra stiprioji šio automobilio pusė, kas yra pažymima apžvelgiant naudotus E-klasės 5 kartos E-klasės automobilius. Toliau, kadangi čia all-terrain versija, aš būtinai ją pasidomėčiau, kas vyksta po dugnu, nes automobiliu tikriausiai buvo važiuojama ir iš šiokią tokią bekelę, tad automobilis tiek jo ratai, tiek apačia tikriausiai, turėjo vienokių ar kitokių išbandymų. Toliau, kaip ir minėjau, įsitikinkite, ar gerai veikia pneumatinė pakaba. Štai paspaudžiu, automobilis kyla į viršų. Vėlgi, pneumatinė pakaba gali turėti porą gedimų. Pigesnis gedimas bus, jeigu blogai veikia jutikliai, tačiau su tuo, jeigu blogai veikia jutikliai, tiesiogiai susijęs ir pakabos aukštį reguliuojantis oro kompresorius. Dėl to, jeigu pavyzdžiui užstriks automobilis maksimalioje padėtyje, norėsite jį grąžinti žemesnę padėtį, tačiau jutikliai siųs signalą, tačiau jutikliai nesiųs signalą, žodžiu, užstriks kompresorius, jisai gali perdegti ir tokiu atveju kompresoriaus remontas bus gerokai brangesnis. Vėlgi, pneumatinė pakaba, iš esmės didesnių nusiskundimų dėl jos nėra, tačiau tikrai atkreipkite dėmesį, kaip jinai veikia. Pereinam prie variklių. Pirmieji benzininiai 2 litrų 4 cilindro varikliai turėjo problemų, tačiau tai buvo atšaukimas, kartais net garantiniai reikalai. Tai pirmųjų metų modelių su 2 litrų benzininiais motorais tikriausiai vengčiau dėl besilankstančių vožtuvų, o tai reikšdavo rimtą variklio gedimą. Tikrai tada tokiu atveju tikriausiai sunku būtų rekomenduoti tokį motorą pirmųjų metų gamybos, tai tikrai išlįsdavo problemos, tačiau tai nėra kažkokia taisyklė. Toliau, 2 litrų turbodizeliniai varikliai. Jų įsijunkite, kaip jie veikia. Pavyzdžiui, čia absoliučiai tyliai dirba motoras, jokių pašalinių garsų.
Jeigu girdite, kad variklis dirba garsiau negu priklauso, gali būti, kad susidėvėjusios vožtuvų svirtelės, dar kitai vadinami rockeriai, rocker arms, tai tokiu atveju vėlgi reikia atkreipti dėmesį ir bet kokiu atveju, pasidomėti. Tad į tai būtinai atkreipkite dėmesį, ar ne pernelyg triukšmingai dirba dizelinis motoras. Kaip šiuo atveju šiame Longo LT naudoto automobilio aikštelė, saldainiukas veikia, nuostabiai varikliukas, turbodizelinis ir netgi aš atkreipiau dėmesį, šiek tiek nušoksiu į naujos kartos, šeštos naujos kartos klasės Mercedes apžvalgą, kurią dariau praeitą vasarą, kurią žinoma galite pasižiūrėti Motorai TV YouTube kanale. Atkreipiau dėmesį, kad, pavyzdžiui, turbodizelinio 4 cilindrų motoro garsas man buvo malonesnis negu benzininio motoro garsas. Tiesa, tuo metu aš vertinau iš tinklo įkraunamas versijas. Šios kartos klasės Mercedes taip pat buvo galimas su iš tinklo įkraunama versija, tačiau nuvažiuodavo gerokai mažiau kilometrų. Su dabartiniam iš tinklo įkraunamo versijom galima nuvažiuoti 100 ir daugiau kilometrų vien tik elektra. Taigi, Toliau aš jau pasikonsultavau su Bosch Car Service specialistais, nes mes priėjom štai prie tokių paraudonintų dalykų, kas yra iš probleminių vietų, ne tik šios klasės Mercedes automobiliam, bet ir apskritai kalbant apie naujos kartos dizelinius motorus, dizelinius variklius, dėl to, kad dėl vis didėjančių ir griežtėjančių ekologinių reikalavimų, štai kaip matote, yra pažymėtas blogai veikiantis azoto oksido jutiklių darbas. Ir azoto jutikliai, taip pat visa sistema, kuri turi AdBlue skystį. Iš tikrųjų, sistema yra tikrai labai sudėtinga ir jinai turi net 5 skirtingus valdymo blokus, kurie prižiūri temperatūrą, slėgį, kitus parametrus. Ir štai yra ta AdBlue sistemos netgi, kuri turi 2 jutiklius ir iš tikrųjų tiek viena, tiek kita sistema, eksploatuojant automobilį dizelinį, anksčiau ar vėliau gali pradėti gesti, tad iš tikrųjų turite tikrai nematyti jokių pranešimų, jokių klaidų apie šių sistemų blogą veikimą, nes kitu atveju, kaip man sakė Bosch Car Service specialistai, tai nėra pigus remontas. Pirmas dalykas, tai reikia sugebėti diagnozuoti tą dalyką ir iš tikrųjų dizelinių motorų, kalbant apie dizelinius motorus, būtent ši AdBlue sistema yra tikriausiai viena lepiausių, jautriausių ir turinti didžiausią potencialą veikti ne taip, kaip numatė gamintojas. Ir viskas dėl to, kad AdBlue skystis, skystas amoniakas, jisai prie maždaug 11-12 laipsnių šalčio temperatūros užšąla ir nors sistema pašalina į sistemos tą valantį skystį, tačiau jo vis tiek lieka sistemoje, ten gana painus reikalas, tačiau esmė tame, kad anksčiau ar vėliau ta sistema pradeda veikti blogiau ir tada išmetamos klaidos dėl blogai veikiančio valymo, dizelinio variklio valymo įrangos ir tokiu atveju, žinoma, reikės kreiptis į Mercedes automobilių remontų besispecializuojančias dirbtuves. O daugiau, radau dar, kad salone girgžda, tačiau gal taip nuo automobilio priežiūros priklauso, bet štai šis automobilis nuvažiavęs daugiau kaip 200 000 kilometrų. Tylus lyg ką tik iš gamyklos, važiuojant lietuviškais keliais, tylus, niekas negirgžda, nekrepžda absoliučiai, veikia tyliai, tad, aš nežinau. Viskas čia yra taip gerai padaryta, surinkta, kad atrodo dar 500 000 kilometrų važiuos be jokių girgždesių. O kadangi čia yra daug elektronikos, tai žinoma, su elektronika yra susiję ir gedimai įvairiausi, nuo temperatūrinių iki kitų dalykų, tačiau, tai nėra, štai ar galinio vaizdo kameros, tai nėra taisyklė, tačiau akivaizdu, kad turint daug elektronikos, daug įrangos, saugumo įrangos, autonominio važiavimo sistemų, visos šios sistemos, žinoma, turi potencialo gesti, tačiau, kaip minėjau, klasės Mercedes
yra vienas patikimiausių savo kartos automobilių. Ir kalbant apie Mercedes-Benz automobilius, taip pat yra vienas patikimiausių šio gamintojo automobilių. Tai tikriausia, aš dėl to labai nesukčiau galvos, nebent tik, kad įsivertinčiau, kad visgi tai yra Mercedes. Ir Mercedes priežiūra, tiek jo dalis, tiek jo aptarnavimas tikrai nekainuos tiek, kiek galėtų kainuoti kokia nors Volkswagen, Škoda automobilio priežiūra, bet akivaizdu, perkate Mercedes, tikrai numanote, kad nebus jo pigiausia priežiūra, tačiau kalbant apie patikimumą, šis automobilis neturi kažkokių įgimtų problemų ir tikrai yra vienas patikimiausių gamintojo automobilių. Taigi, išvada labai paprasta. Norėčiau tokio automobilio, tikrai norėčiau. Kelioniam būtų fantastiška mašina, važiuotų toli, taupiai, valdosi puikiai, nuostabiai tiesiog. Komfortas maksimalus, su pneumatinė pakaba, tas komfortas dar didesnis. Na, absoliučiai nėra ką prikišti šiam automobiliui. Apdaila, kaip patys matote. Tikriausia, ta pati apdaila, man jau šiek tiek jinai atrodo per prabangi. Aš šiek tiek jaučiuosi nelabai savo vietoje šiame automobilyje. Tačiau, jeigu ieškote maksimaliai komfortiškos mašinos, tačiau su puikiomis valdymo savybėmis, su tikrai labai plačiu variklių pasirinkimų, nuo turbo benzininių iki turbo dizelinių ir iš tinklo įkraunamų hibridinių modelių, 4, 6 ar net 8 cilindrų motorų, įprastos ar pneumatinės pakabos, galinių arba visų varančiųjų ratų, 5 kartos E-klasės Mercedes yra tas automobilis, kuris turi šios dalykus ir aš neturiu jokių abejonių, kad jis ilgai džiugins ir lepins savo naują šeimininką.